Pirmas komentaras apie šią dieną. Nu, jūs viską matėt. Iš tikrųjų, pralošėm viena iš stipriausių šio čempionato komandai. Galinga, fiziškai stipri, greita. Bet, kovoja vyrai. Aišku, šiek tiek sugadino tas greitas pirmas įvartis. Patys matėt, kad taip, gal kalta jūsų priesa darbas. Toks buvo užiotažas ir jie matyt, iš tikrųjų, bandėm nuraminti ir taip jaudinasi, kad ir tos baudų minučių 10 gavom tam pirmam kėliniui. Tas viskas, jaudulys toks, kad matyt nesusivaldė. Taip jie norėjo pasirodyti gerai ir šaunuoliai kovojo iki paskutinių minučių, matėt. Tikiuosi, tie įvarčiai priduos jiems stiprybės ir pasitikėjimą savo jėgomis, kad jie galės, iš tikrųjų, nesausai jau įmušė. Ir turėjo dar pragų, gaila, neišnaudojam ir tokie, sakau, pirmas įvartys ir ten, atrodo, trečias, kuris ten sugadino šiek tiek mūsų irgi klaida, kur mes patys atvežam savo. Būtent kaip pakomentuotumėt gynėjų žaidimą šitos rungtynės? Taip, jo. Dabar nenoriu nieko, iš tikrųjų vyrai, pralošėm gerai komandai, stipresnį. Šiai dienai buvo jie už mus, momentais fizinio pasirinkimo, greitesni, vyresni, nesakysiu vyresni, nes taip mus kritikuoja, kad sako, kad mes pastovi jaunesni. Taip, jaunesni, šitą komandą vyresnį, vis tiek metai, 2 skirtumus duoda, sakau. Gynėjai, klydo, nežinau, gal kalbėsim su jais, bandysim paruošti kitom varžybom. Sakau, dar čia tik čempionatas prasidėjo ir tragedijos nėra, reikia žaisti. Čia bent kas gali pralošti. Matot, rezultatas prieš mus žaidė bulytais, pas mus 4-2. Tai, kad sakau, bus įtampa. Dar dar 4 varžybos, tai, kad sakau, viskas gali pasikeisti. Tai, ruošimės kitom varžybom. Sakau, ir prašymas kitų palaikyti mūsų vaikinus, sakau. Jie, sakau, iš tikrųjų, tuo visi stengiasi. Šiai dieną, vadinasi, vengrai stipresni buvo. Ačiū Jums. Sveikas. Sveiki. Garsiau pasakyk. Sveiki. Tai žiūri, ar garsas mergim? Tikrinu garsą. Pumniau tavo akimis žiūrint, kodėl pralaimėjote? Nežinau, gal pradžioj perdegėm biškį. Išėjom daug naujų žaidėjų, nieks nežaidė čempionatą. Nervavosi daug, aš pačiam pirmam keitimui praleidom įvartį. Nežinau. Tokios iš tiesų kvailos klaidos, jo. Kokie 3 įvarčiai turbūt krito po portalų. Tai sakiau. Nežinau, gal. Tikrai perdegėm, nervavosi visi ir paskui jau antro kėlinio vidury gal pradėjom žaisti normaliai. Daugiau čia nieko nepasakysiu. Jau čempionato rungtynė dar yra, aišku, viską pasigali. Yra dar, aišku, teorinės galimybės visokios, bet bus sunku, vengrai lyderiai. Žiūrėsim, kaip čia bus. Turim laimėti.